Alors, si j'ai choisi cet exemple, c'est pour Na ir vous šį donner pavyzdį aš jums pateikiau tam, kad jūs suprastumėte, kaip sunku yra problème que studijuoti pose mitus. justement l'étude des mythes. Comment se fait-il qu'à plus de 10 Kaip gali būti, kilomètres kad šalis, kurias skiria 10 000 kilometrų, dvi civilizacijas, kurios niekada nekontaktavo prieš tai, visgi vienyje tokia panaši istorija. Il y a plusieurs explications possibles. Vienas iš paaiškinimų galėtų būti toks, kad visgi žmogus yra tokia būtybė, kuris sukurtas taip, kad jis yra lyg užprogramuotas į kompiuterį. Ir ne tai, kad savaime kūrė panašias istorijas, bet yra kažkoks pagrindas, kuris pastūmėja sukurti panašią istoriją. Tai reiškia, kad yra kažkokie refleksai mūsų smegenyse ir kad mūsų protas yra sukonstruotas taip, kad tam tikroje situacijoje, tam tikrų metu bus sukurta istorija panaši. Na, Karlas Gustavas Jungas tai vadino archetipais. Antras paaiškinimas būtų kultūrinis. Ir visgi tas kultūrinis paaiškinimas egzistuoja nepaisant to, kad santykių kažkokių kontaktų tarp Japonijos ir Europos nebuvo iki 16 amžiaus. Tai yra, tos istorijos panašios atsirado daug anksčiau, negu kai pradėjo kontaktuoti japonai su europiečiais. Beje, portugalai pirmieji nuvyko į Japoniją. Avant cette période, c'est-à-dire pendant tout le Tačiau nepaisant to, kad europiečiai su japonais nebuvo susitikę, visgi galima teigti, kad tuo laikotarpiu, tai yra viduramžiais, visoje Eurazijoje judėjimas vyko ir skirtingi žmonės susitikdavo, galbūt panašius žmonės, panašiais keliais keliaudavo ir todėl panašią patirtį. Pavyzdžiui, yra daug kas atkeliavę iš Indijos, kalbant apie mitologiją. Ir ne tik mitai, bet ir pačios kalbos. Kaip žinoma, kalbama apie indoeuropiečių kalbas. Tai reiškia, kad europiečių kalbos pagal tam tikrą indų kalbų modelį yra atsiradę. Lygiai taip pat galima teikti ir apie pačius pasakojimus ir pačius mitus. Tai reikštų, kad Europoje esantys mitai yra padaryti pagal tam tikrą indų modelį. Ir tai galima įrodyti analogiją. Nes dar noriu pabrėžti, kad visi turime tą patį palikimą. Et alors, de l'autre côté, il y a peut-être eu aussi un contact. Na, tai kalbant apie Indiją, kaip žinome, Indija turėjo suvaidino didelį vaidmenį religijoje, hinduizmas susijęs su budizmu, budizmas išsiplėtė visoje Azijoje, net iki Japonijos. Ir galbūt galima būtų teigti, kad du šitus polius, tai Europą ir Japoniją, vienyje būtent Indiją ar Kiniją. Soit peut-être quelque part du côté de l'Inde, peut-être de la Chine, que les choses ont pu se naître, je dirais, et se développer, et se répandre, se diffuser ensuite des deux côtés. Alors je me dirige vers ma conclusion pour, je dirais, poser... Tai dabar norėčiau išvadą padaryti ir papasakoti, ką visgi reiškia šitos panašios istorijos. Konkrečiai, ką reiškia ši Deivės Meliuzinos istorija. Tai visų pirma, jie bandoma paaiškinti, kodėl vieni žmonės yra viršesni už kitus, kodėl vieni turi daugiau galių negu kiti. Ši istorija skirta paaiškinti karalių, princų atsiradimą ar šiaip garbingų didelių šeimų atsiradimą, kurios turėjo galius. Jie savo galias aiškino tuo, kad jų protėviai yra dieviškos kilmės, todėl ir jie yra tokie galingi. Jeigu konkrečiau, tai Japonijoje aiškinama Japonijos valdančios dinastijos atsiradimas, na, o Prancūzijoje tai yra tam tikros šeimos, Liuziniai, kuri taip pat buvo labai turėjo daug galių, tiek Jeruzalėje, tiek ir Kipre ir kitose Viduržemio krašto šalyse. Tai bendrai
šios istorijos yra politinio pobūdžio ir jos aiškina galių atsiradimą. Tačiau tiesa, kad tai yra tik vienas paaiškinimas šios istorijos ir nereikėtų ją apsiriboti. Žinoma, gali būti ir kitokių interpretacijų, ir ypač kultūrinių interpretacijų šių istorijų. Ir, žinoma, reikėtų aiškintis, koks kontekstas lėmė kažkokios civilizacijos ir tuo metu atsirado šie pasakojimai. Tiesa, kad galima kalbėti ir apie užkodavimą tam tikrų ritualų. Ir, pavyzdžiui, šitos istorijos galbūt kalba apie tai, kaip reikia susituokti, kas, pavyzdžiui, sprendžia dėl vedybų vyras ar moteris. Taip pat mituose gali būti užkoduota kiti elgesiai, kaip reikia elgtis tam tikrų momentų, kaip, pavyzdžiui, taip pat elgesys susijęs ir su maistu reikia elgtis ir taip toliau. Ir gali būti, kad mitai tai yra elgesio užkodavimas. Ir beje, mitai labai daug mums praneša apie tas civilizacijas. Ir antra, mano išvada būtų tokia, kad mitai visgi mums kalba apie kūrybiškumą, apie žmogaus gebėjimą kurti. Ir Žaržo Dumezil yra kalbėjęs taip apie mitų lyginimą, kad visgi mitai leidžia mums suprasti, kokiais principais veikia mūsų kūrybiškumas ir kaip mes galvojame simbolių. Čia nekalbama apie racionalų mąstymą faktais, bet būtent simboliais. Ir mąstymas simboliais yra labai svarbus. Mąstymas simboliais atsiskleidžia sapnuojant, bet taip pat ir kuriant mitus. Šis gebėjimas mąstyti simboliais yra būtinas žmogui, kaip gebėjimas kvėpuoti ar virškinti ir taip toliau. Que la fonction digestive, etc.